kaip nekartą savo video esu minėjęs, kad vyrų seksualinę sveikatą lemia pagrindė du veiksniai. Tai fiziologinė ir psichosomatinė būsenos. Taigi, tokia tema kaip gerovė ir emocinė sveikata yra svarbiausia kaip išvengti depresijos, ar ne? Apie psichosomatiką truputėlį. Ir šiandien noriu pasidalinti keliomis mintimis apie emocinę gerovę ir būdus, kurie padeda išvengti depresijos. Gyvenimo tempas, kasdieniniai iššūkiai, stresas gali neigiamai paveikti mūsų emocinę nuotaiką, tačiau yra sprendimų, kurie iš tikrųjų padeda sustiprinti organizmą ir palaikyti vidinę harmoniją. Tinkama mityba, aktyvus gyvenimo būdas ir natūralūs maisto produktai, natūralūs maisto papildai gali būti raktas į gerą savijautą. Ir tam tikri produktai, su kuriais aš dirbu, iš tikrųjų padeda palaikyti organizmo balansą, stiprina nervų sistemą ir be jokios abejonės suteikia gyvybingumą. Investuodami į savo sveikatą šiandien, mylieji vyrai, kuriame laimingesnį rytojų iš tikrųjų. Jei norėtumėte sužinoti daugiau, visą laiką mielai pasidalinsiu informaciją, parašykite man į Telegramą, kreipkitės, neužsisklęskit savyje, todėl kad nervinė savijauta, nervinė būsena, vidinis nerimas, panikos atakos kenkia jūsų reprodukciniai sistemai, kenkia jūsų šeimos geroviai, kenkia jūsų aplinkai ir savijautai, kas priveda tikrai prie daugelio problemų. Susitvarkyti psichosomatiką nėra taip sudėtinga, kaip jums atrodo. Psichosomatiką susitvarkyti kartais yra lengviau negu fiziologinės priežastis, kurią sudaro lygos, nemigos, nuovargiai, mitybos įpročiai, žalingi įpročiai, vaistų faktorius. Psichosomatiką mes galim paveikti geriau, pakelti testosteronų kiekį, sumažinti kortizolį, padidinti endorfino, dopamino ir visų kitų laimės hormonų kiekį, o serotoninas atsakingas ir už ejakuliacijos kontrolę. Taip kad vyrai, nevenkit, parašykit, moteris taip pat galit parašyti man į Telegramą.